Be abejo, eisim Gedimino prospektu ir manom, kad praeisim, o policijos uždavinys yra saugoti viešąją tvarką ir saugoti mus visus. Turbūt jie tai ir darys. Sakyt, koks pagrindinis jūsų šio renginio tikslas? Pagrindinis tikslas pasakyti, kad iš tikrųjų lietuvių tautai priklauso šitą valstybę ir mūsų tauta turi teisę švęsti nepriklausomai nuo to, ką sumasto valdininkai ir kokias pseudo šventės jie organizuoja. Nes mes puikiai matome, kad mūsų valdžia daro viską specialiai, dirbtinai užtveria gatves, dirbtinai ten varo vaikus ir visokius meno kolektyvus prie prievartą, tik tai vienam tikslui, kad mes tenai nepraeitume. Na tai, galiu pasakyti, kad jų visos šitos pastangos patyrė fiasko ir niekada nieko nevyksta dirbtinai. Čia matosi, kad žmonės susirinko savo norų, savo valia ir mes kaip šventėme, taip švęsime. Kodėl, manot, šįmet nebuvo neišduotas leidimas būtent centre, o ankstesniais metais leisdavo? Todėl, kad aš manau, jog Zuokas su Lenkų rinkimų akcija ir su visais kitais kairiaisiais ir kokiais tik tai ten nori, nutarė privatizuoti valstybės šventę. Na, matomgi, kokia politinė situacija dabar Lietuvoje. Tai jie įsivaizduoja, kad žmonės dešinesnių pažiūrų turbūt negali švęsti kovo 11, vasario 16, kitų Lietuvai brangių švenčių. Na ir jų tikslas yra uždaryti gatves, nepraleisti mūsų. Aš manau, susirinko visi, kurie susirinkę, yra Lietuvos patriotai. Iš tikrųjų atšvęsti šventiškai kovo 11, atšvęsti iš apačios, ne iš viršaus. Ne pagal surežisuotą kažkokį tai scenarijų ir nuleistą iš savivaldybės, o pagal scenarijų iš tautos. Kai buvo pati idėja nepriklausomybės iš tautos, taip ir švęsti turbūt reikia iš apačios, iš tautos.
Lietuva lietuviam! Lietuva lietuviam! Visiems mylintiems Lietuvą! Lietuva lietuviam! Lietuva Ojej, be galo prekrasno. Давай, давай, Славчик! Летува, Летува! Летува, Летува! Давай.